čia mes turime tokį gyvūnėlį laukuose, kuris bando įsijausti, bet mes jį gal... Bet čia ne bitė? Ne bitė, čia Nes jeigu būtų įkandus vietinis šnipiškių gyvūnas. Ir mes tuomet filmavimą tęstume po kelių dienų. Vieną dieną jis jaunas ir perspektyvus politikas. Tuometinio premjero patarėjas, vėliau vyriausybės vicekancleris Lukas Savickas sako, kad per apklausą FNTT įtarimų neišgirdo. Už ką tau nerės kūra dabar? Tai jau nėrė ir ners tikriausiai toliau. Neįvyko ir krata jo namuose. Žmogus nekaltas, o nemalonumo šešėlis ilgam. Manau, kad kiekvienas puikiai žino ir prisimena, kad kai mes turėjom tą pandemiją, kuri užklupo mus visus netikėtai ir kai dirbantiems vyriausybėje reikėjo priimti tuos sprendimus greitai, tai mes turėjom tuos sprendimus priimtus. Ir ne veltui Lietuva išsiskyrė iš visų kitų kaip greičiausiai, sparčiausiai, efektyviausiai sprendimus daranti valstybė. Galime dabar sakyti, o tai kiek būtų kainavę šiandien, arba kodėl nepadarėte visų formalumų ir procedūrų. Ir kodėl nebuvo viešųjų pirkimų gal? O svarbiausia, kad viskas, kas buvo daryta pagal tuo metu galiojančias tvarkas. O tau dabar kelia alergiją, vienkartinių kaukių vaizdas? Man kelia alergiją ne vienkartinių kaukių vaizdas. Man kelia alergiją tai, kad mes praradome daugybę jaunų žmonių, kurie buvo politikoje. Nes kai prasidėjo pandemija, kai prasidėjo didysis išbandymas, daugiausia atsakomybės prisėmė būtent tuo metu naujai pritraukti į viešąjį sektorių viceministrai, patarėjai, tarnautojai. Dėl to, kad buvo greitos orientacijos, turėjo ryšius, mokėjo kalbas, buvo gerai organizuoti ir taip toliau. Ir be viso to jie sakė, dabar valstybė yra iššūkė, kuo aš galiu padėti. Ir tie žmonės dabar yra susidūrę su daugybė iššūkių. Dalis jau spėjo pabėgti iš to viešojo sektoriaus, iš tos politikos ir džiaugiasi tai padarė, ypatingai antrosios pusės tikriausiai pagaliau visą tai baigėsi. Bet Lukas kantrus, kaip ir jo augintinis. Lauk. Čia ir tave taip dresuoja? Lauk. Stresuotas iki vestuvių. Galima. Juk pagrindinis ginklas tiek politikoje, tiek gyvenime – mokėjimas išlaukti. Ir dar, Lukas visko pasiekė pats ir pasirinko savo taką, nors buvo ir lengvesnių bei labiau užtikrintų alternatyvų. Kur tu gimei? Čia? Kur nors Šnipiškėse? Visai netoli. Gimęs aš Antakalnyje ir tuomet pradėjau savo kelionę po Vilniaus rajonus. Kur tu studijavai? Kad jūs visi ten iš vieno universiteto? Kai baiginėjau mokyklą, visoje mano aplinkoje sukusi labai daug žmonių, kurie norėjo mokytis KSPMI Vilniaus universitete. Taip. Ir man buvo labai blogas jausmas, kad mus visus vienodus ten ir iškeps. Tai aš tuomet nutariau, kad aš net nesijungsiu prie tos bandos ir stosiu užsienį. Taip, kad pradėjau nuo... Tu, atsiprašau, kad pertraukiu, tai tu mokėsi taip gerai, kad galėjai savo be jokios ten abejonės nuspręsti, kad, matote, aš nenoriu čia būti vienodai apskrūdęs, aš, taip sakant, pasitieksiu į kitą universitetą. Oi, buvo visai. Nuo tos vidurinės mokyklos pasitaisiau ir smarkiai tėvai suėmė labai kietai ir tuomet teko greitai išmokti iš naujo mokintis. O tai kas tavo tėvai? Mano tėvai yra žmonės, kurie susikūrė savo sėkmę, savo gyvenimus patys. Pradėjo nuo to, kad Lietuvai pasigimdė mane ir tuo pačiu pradėjo savo karjeras. Tai mama išvažiuoja studijuoti Vokietiją vokiečių kalbą, tėtis pradėjo verslauti su transportu, su logistika ir iš esmės tapo verslininkai. Mokyklą baigęs galėjau sakyti, jungsiuos prie tėvų verslo ir ieškosiu savo ten saugios geros užuovėjos. Bet man buvo labai aiškiai pasakyta, kad čia galėsi grįžti, kai tau kažkur nepasiseks ir kai tu žinosi, kad tai yra tavo kelias. Bet pačioje pradžioje ieško kurti savo. Tai tu visą laiką turi atsarginį parašiutą. Tas parašiutas tai toks tikriausiai tas, kurio reikia kiekvienam vaikui ir tą sakau ir savo vaikams visuomet, kad tam yra šeima, tam yra namai, kuriuos visuomet gali grįžti, kai tau nepasiseka, nes nuo kažko reikia atsispirti. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu, kad žengtum per gyvenimą drąsiai, galėtum ieškoti, eksperimentuoti ir siekti to savo, nes kitaip tu negali turėti tiek drąsos rizikuoti. Tai jinai tau nesako, kad mestų tą savo politiką, eik, perimk tėvo verslus, gyvenkim kaip žmonės, atostogaukim Turkijoje ir auginkim vaikus ir šunis. Ne, nesako. Sako, kad kai jau, taip sakant, per daug skolinsies laiko ir dėmesio šeimos, tai man aiškiai pasakys. Aš prieš? Taip, tai tuomet aš tą aiškiai išgirstu ir dabar bandau, taip sakant, gražinti, kiek tai įmanoma, tą skolą šeimai dar susikaupusią nuo vyriausybės. Bet tai yra tas žmogus, kai sunkiausia ir labiausiai atsispiria, kuris ištiesina ir vėl pastato ant bėgių. Ir panas, o ne veltui ir ateina. Sakyk, labas, Adelytė. Čia šitas, kur atseit klauso šuo. Kur atseit klauso, toks juodas. Parodyk. 100 metų nesimato.
Klausykit, aš čia apie jūs prisiklausiau tiek komplimentų, kad jūs esate didžioji rėmėja, palaikytoja. Ar neturėsit tik tai kokio suvalkietiškų kraujų viskį? Aš zanavykiško. Aš palaikysiu truputį. Tai kur stojai pabaigęs mokyklą vis dėlto? Senojo Yorko universitetas, tokia vidurio Anglija, paskutinė anglų tvirtovė prieš prasidedant Škotijai. Tokia miestelė iš tikrųjų nėra lengva pradėti gyvenimą kurti ir ta mano pradžia tokia buvo, vėl grįžtant prie tėvų, kad turėjau paketą išgyvenimui 3 mėnesiams. Ir per tuos 3 mėnesius reikėjo išmokti gyventi, susirasti namus, susirasti visus darbus ir tuo pačiu nepamiršti, kad dar studijuoti atvažiavai. Tai apšilimas greitai įvyko. Tai labai greitai įvyko ir džiaugiuosi, kad tai davė tam tikrą tokią gyvenimo mokyklą. Ir su ta gyvenimo mokykla tuomet labai greitai susiorientuoji, kaip čia dabar reikia judėti į priekį. Ir man atrodo, kad tai ir buvo tam tikras teisingas pasirinkimas man, nes tikriausiai, kad Lietuvoje nebūtų tokios greitos gyvenimo mokyklos, tokio šalto dušo. O į šaltą dušą geriausiai nersti čia galvą, man atrodo. Klausyk, Lukai, pasirinkdamas studijų profilį, turėjai galvoj, kad būsi politikas? Ne visai. Aš visuomet ir ilgą laiką jaučiausi, kad aš matau save prie politikų ir prie politikos. Tai aš studijavau politiką ir tarptautinius santykius. Bet iš esmės tai ne politikų kalvė, tai yra labiau politologų kalvė kaip tokių. Bet taigi dar buvo Maastrichtas. Maastrichtas taip, kaip veikia santykis. Iš tikrųjų nestudijavau Maastrichto Olandijoje Europos viešuosius reikalus. Tai čia buvo labiausiai tas santykis, kaip gali bendrauti ir bendradarbiauti verslas, nevyriausybinės organizacijos su politikais ir sprendimų priėmėjais. Ir visą tai mane ir atvedė prie tokio buvimo prie politikos. Ir atrodo, kad jau radau savo Nu tai dabar jau čia man labai įdomiai pasakyti. Tai dabar tu man pasakyk. Ir kai atsidūrei realioj lietuviškoj situacijoje, tai kaip gali bendradarbiauti verslas ir politikai? Čia tikrai buvo didžiulis kultūrinis šokas, nes Lietuvoje vien šie žodžiai neveltui sujaudino, kaip gali bendradarbiauti. Nes atrodo, kad jeigu jau tu esi santykė su verslu, jau yra kažkokia problema. O man visuomet atrodė, kad kaip sprendimų priėmėjas gali priimti sprendimus srityse, kuriuose jisai nedirba, nieko nekuria ir nesupranta iš esmės, kaip praktikoje tai vyksta. Kad sprendimas būtų geras, reikia kalbėti su tais, kurie tiesiogiai tai daro kiekvieną dieną. Taip. Ir tau užtenka drąsos? Aš manau, kad pats geriausias įvertinimas tai yra po visko. Nes kai vyksta varžybos ir su savo komandos žaidėjais gali įtampoje ten apsikeisti aštresniais žodžiais ir su ypatingai oponentų žaidėjais, bet kai baigėsi varžybos ar visas turnamentas, jeigu baigėsi, koks išlieka tavo santykis tiek su savai žaidėjais, tiek su oponentais? Ar gali su jais susėsti prie bendro vakarienės stalo, ar gali kalbėtis? Ir aš tą jaučiu, kad mes iki šiol esame tikriausiai puikus, geri pažįstami vieni su kitais ir galim žiūrėti vieni kitiems į akis. Ir tai yra realus įvertinimas, kad, reiškia, nebuvo apgaudinėjimo, buvo sakyta taip, kaip viskas yra ir buvo galima žinot, ko tikėtis. Stabilumas ir prognozavimas, kas dabar bus ateityje ir ką mes turime ruoštis, yra vienas iš tokių svarbiausių dalykų, kas leidžia kurti tą pasitikėjimą tais, kurie tuo metu yra valdžioje. Daiva, o kur judu susipažinot su Luku? Mes susipažinom Šakiuose. Va, prašau, tai ne kad kokiam klube Vilniuje. Labai geras miestas. Visiškai net nepanašu į klubą, susipažinom renginyje. Tai buvo renginys apie šakius, apie jų augimą. O ką jis supranta apie šakius? Jis supranta apie proveržį. Draugė sakė, tu būtinai turi eiti į tą renginį, tu esi verslo atstovai, tau reikia. O verslas tai koks? Interjeras, baldai. Mes, man atrodo, tuo metu tiesiog pradėjom kalbėti apie baldus. Nes Lukas įsirenginėjo namus, jam labai reikėjo baldų. Iš manęs draugės juokėsi, tu tikriausiai tą virtuvę praktuoji savo. Tai tiesą sakant, taip ir buvo. Tai va, matot, nes labai jau Tuo praktiškai. metu tikrai negalvojau apie tai, bet taip. Bet žiūrėkit, Daiva, jūs jau apsipratot su tuo, kad žvaigždė jūsų namuose yra Lukas. Nežinau. Ar žvaigždė yra Adelė? Aš galvoju, kad didžiausia žvaigždė tai yra Lakis. Bet ne, mes kažkaip tai žvaigždžių kažkokio sindromo namie neturim. Tai labai džiaugiuosi, ačiū tau. Ta prasme, kai kas nors pasako, o kas čia plaus indus, tai atsiranda norinčių? Indaplovė. O tai tu jau eini į mokyklą, Adelė? Ir kitais metais eisi? Nu, šiais jau. Jau šiais, ne? Tėčiui rinkimai, Adelei pirmą klasę, o Daivai kas? O Daivai reikės visą tai atlaikyti. O Lakiui kas? Lakis nukenčia tuo atveju, nes yra tiesiog trumpiau vedžiojamas. Bet man Lukas sakė,
kad Lakis yra nepaprastai kantrus šuo ir yra išmokintas tol nevalgyti skanumyno arba ten kokio lašinuko, kol jam nėra leidžiama. Taip. Ir yra man pažadėjęs tą triuką parodyti. Jis tikrai taip moka. Nu gerai, Jau ką moka, galima tai čia moka. parodyti? Galima. Nu dabar Sėdė, žiūrėsim. dabar gulėti. Yra ant letenėlių. Lau. O Dieve. Tai klausyk, Laki. O, tai va. Iš naujo duok aš tada. Laki, klausyk. Laki. Klausyk, mes buvom sugalvoję. Gerai. Mes buvom sugalvoję visą scenarinį planą. Ateik čia. reiškia. Laki. Atik čia. Gulėt. Lauk. Lauk. Nu, mama duos čia jam prikurkės. Lauk. Čia ir tave taip dresuoja. Stresuotas iki vestuvių. Sako, kad čia geriausias triukas politikui išmokėti išlaukti. Galima. Ir lauki. Kol jūs pakalbėjot, jis lauki. Puikiai pasirodėjai, nenuvyliai ir mum išėjo visas triukas. Ta-ta-ta-ta. Politinė reklama.